Na tai sveiki gyvi sugrįžę į mano YouTube kanalą ir turiu vieną klausimą. Tai kon jūs, statybiora? Sveiki gyvi. Statybiora nekap sekas, galiu pasakyti. Šiandien turim pirmadienį, jau turim 4 valandas, man atrodo. Sukaus laukinę sienelę. Susukau ir pats nesuprantu, kas ten blogai. Ir taip mąsčiau, blemba žiūriu biškį su šlaito išlyginimu bus prastai. Kaip ir lenteles atrodo, sudėjau lygiai pagal gulščiuką, matuoju pagal šlaito nuolydį. Nesueina. Vienam kampe, tarkim, sueina, kitam, jeigu stogas susidės, lentelės įsipjaus su kampu. Ir taip. Vieną antrą šlaitą pasidariau, antram kraigas irgi taip pat, nuaukštėja. Kažkokia nesąmonė. Prasidariau dar 2 šlaitus ir žiūriu iš vis šikna. Iš čia, kaip ir atrodo, viskas lygų gražu. Tiek šitas, tiek ana šlaitas, tiek tas 3 šlaitas. Nu, iš čia žiūrint, kaip ir viskas ok, ne? Vat matot sienelės paskutinę tą lentelę. Gaunasi atstumas ok. Centrinė lenta irgi atrodo kaip ir viskas ok. Pagal gulščiuką viskas čiki. To šlaito irgi viskas lygų, viskas gražu. Tik tais matot skirtumą dabar tarp šito kairio šlaito ir dešinio šlaito. Matot aukščių skirtumus. Kraigo bent. Kairės pusės kraigas ir dešinės. Biški grybauja. Einam ant stogo, parodysiu, kas ten darosi. Šiandien pašarvuota, kaip ir buvau sakęs jau aname vloge. Tai todėl šiandien tyliai aš čia dirbu, nesusmūginiu suktuku. Varom, parodysiu. Kas čia per velneva? Gerai, žiūrim šitą šlaitą. Čia matot atstumas koks? Toks. Ir žiūrim vieną atstumą, susijungia lentos. Kas tokiu atveju bus? Ten kraigo skardau sėdėtų čik lygiai, o šitam automatiškai šitas galas sukyla. Nu ir patikėkit, nuo gatvės švies, kad šitas kairys kampas bus visas sukilęs aukštyn. Toliau, turim čia plačiai, ten siaurai. Dabar žiūrim šitą šlaitą, čia siaurai, ten plačiai. Dabar šitas šlaitas, čia siaurai, ten plačiai. O čia atvirkščiai, čia plačiai, čia siaurai, čia plačiai, ten siaurai. Tai dabar esmė tokia. Matot, kaip ir lotos. Tai panašiai į vieną liniją eina. O siena, toks vaizdas, kad sukasi kairien ir vaina šitaip. Pastrižai, ane? Ne taip va, o taip va. Einam toliau, dar parodysiu vieną svarbų elementą. Na va. Dar vieną dalyką galvoju pasimatuosiu. Kaip matot, dabar centras yra ten. Sienelės čito. Centras grinai. Ten teoriškai, kur mano jau susuktos sienos horizontaliai, pasijungiau lazerį. Atsimatavau atstumus nuo šito kampo ir to kampo vienodus. Lazerį pasistačiau čia, pasipaišiau ir pasėmiau visą šitą centrą ir gavau atstumą. Čia gaunasi centras mano viršaus sienos. Tai teoriškai, lenta va šitoj vietoj gaunasi, tai čia gaunasi jau už lentos, bet nesvarbu. 7,90 m nuo kairio kampo. 7,90 m. Atsiminkit. Einam į kitą pusę, priešingą čytą. Čia dar lazeris kaip tik pastatytas. Irgi lazeris dabar atmuštas į lentą. Ten, aišku, ne per centrą, bet matau, kad 2 cm dar turiu šiek tiek į dešinę pait. Irgi, tą vietą matuoju, žemyn. Bumt. Čia atsibrėžiu, čia ta vieta, bet 2 cm į šoną, kad gautųsi irgi lenta čia. Tai va, čia yra centras. Nuo putploščio kampo iki čia, pakšt, turim 2,73. 3. Čia teoriškai čia 3 mm nežaidžia. 2, čia 7,73 m. Čia 2 metrus parašiau, nes ruletės neužtenka, tai 5 metrus atsižymėjau ir nuo čia gaunasi 2,73, sudėjus gaunasi 7,73 m. 90 ir minus 73 turim kiek? 17. Ką tai reiškia, jeigu dar nesupratot? Kad mūsų centrinė dalis yra nusukta. Tai taip,
kaip rodžiau jum ant stogo kraigo, kai buvau. Toks vaizdas, kad ir jinai sukasi. Šitas dalykas man ir pasitvirtino, jinai realiai 17 cm yra nusukta į dešinę pusę. Ką tai reiškia? Kad čia turim lygų žemės sklypą. Ateina statybininkai, šauna vieną kampą, pjauna liniją, šitą sieną pasistatom. Gerai, toliau statom šitą sieną, prie kurios mes dabar stovim. Šitai pasidarėm. Ok, statom šitą sieną. Pastatėm, gerai. Na, čia toliau reklamos kampas, čia tas kitas išorinis kampas. Tebūnė, čia rampos tos nedarysiu, bet iš principo tai. Nu, gražu? Gražu. Tai viskas gerai. Žodžiu, vyrai išmūrino, pastatė išorinės sienas. Viskas gerai. Atėjo šeimininkas, atnešė vyram kažko po to. Nu, ko gero tais laikais nebuvo putojančio, bet tokio stipresnio. Kažkas turi skaičių 40, tarkime, ne? Gerai. Oi, vyrai apsidžiaugė, viską padarė. Dar vakare užbaliavojo. Nu ir ką, sekančią dieną atėjo visi tokie garuojantys. Sako, vyrai, reikia mums dar taigi centrinės sienos, ant kurios dėsis stogas ir taip toliau. Nu ką, tai vyrai čiupo, ėmė ir sumūrino. Mūrino, nu ir išmūrino va kažką taip. Gerai bus, ten nieks akių neturėjo ir stogą kaip dėjo, taip sudėjo. Tai va, ką mes turim, kaip ir sakiau. Man tas ir pasitvirtino. Čia mes turim 7,90 m, o čia mes turim 7,73 m. Nu tai vyrai gerai pribaliavoja, netiesiai pastatė sieną, o kreivai. Kaip jų mano paskaitėlė. Tai va taip va tie seni namai būdavo ir daromi. Opa, ima medinį gulščiuką, kur nieko ten nerodo. Kiek čia atmatuot? Žingsniais dėjo po metrą, nu tai va tiek ir pridėjo. Tai ką mes turim? Turim kreivą centrinę nešančią sieną. Tai va, kas dabar laukia? Visos šitos viršutinės sienos ištolinimas į lauką, išstorinimas. Tai aną kampą nuo bažnyčios pusės paliksiu dabar, kur yra, o šitą kampą reikės nei daug, nei mažai 17 cm išstumti. Aš dar ką buvau padaręs, šitas va vietas pakalimo. Taip, jis irgi ten buvo ale vienoj linijoje, su tom špokinyčiom taip toliau, bet išsitempiau šniūrą, atsimatavom, kur reikia, nuo kur reikia pradėti, tai teoriškai viskas čia gaunasi vientisoj linijoj. Tada galvoju taip, paimu ir pasimatuoju, koks yra šito šlaito ilgis ir priešingoj pusėje šlaito ilgis. Nu ir ką, gaunu irgi palei 20 cm trūkumą. Šitas yra trumpesnis. Tai va. Ir paskutinis mano matavimas buvo šitas, su kuriuo patvirtinau ir pasitvirtinau sienos kreivumą, dėl ko man ten viskas viršui nesueina, kaip turi būti. Tai ką, turbūt šiandien tai jau nieko nedarysiu, rytoj irgi dar žmonės bus salėje iki pietų, bet faktas, kad reikės vėl ardytis viską lauk, nu ir tolint sieną. Kai man patinka tos renovacijos, tai ne tas žodis. Va ir susidari pastojais tokiais reikalais. Anksčiau, kai dirbau prie stogų, tai jo, kasdienybė būdavo su tokiais senų namų išstatymais būdavo. Neturi jie tiesiog įstrižai, nes statydavo kas kaip moka, kas kaip gali, ar patys statydavo, ar tiesiog surinkdavo vyrus iš kaimo ir sako, pastatykit man namą. Tai va taip ir pastatydavo, be jokių įstrižainių, be kampų ir taip toliau. Tai būdavo tokių atvejų, pasimatuoji sienų ilgius, nublema sutinka, o stogas neišeina, pakalimas irgi gaunasi vienur 50, kitur į 30 nueini, nu tai irgi nesąmonė. Tai tada pasimatuoji su įstrižainim, kad nėra kampų, tiesiog namas pastatytas ne stačiakampio formos, o rombo. Op. Nu tai va, numatytais laikais matematikos taip nemokino, arba vyrai, kažin ar iš vis tą matematiką lankė, jokių įstrižainių nieko nebūdavo. Aišku, būna ir buvę yra ir tikrai naujose statybose, kad nepagauna tų įstrižainių, yra visko buvę. Tai natūralu. Už tai va ir paskui galvojimas tai darai, kol galiausiai suvedi, kas čia iš vis per briedas yra. Oi, smagu. Tiek šiandien nudirbau, daugiau galvojau, kas čia yra. Nebloga gavosi įžanga, skaitau. Todėl viskas. Šiandien tiek, keliamės į rytojų.
jau chebra išlydėjo iš salės, veža į kapus, o salė jau tuščia. Po pirmos jau 1:30. Eisim dabar jau garsiai dirbti, nes iki pietų turėjau ant pirštų galiukų vaikščiot, nors dirbau ant salės stogo, skaityk viršaus, tai teko ir apačioj pasipjaustyti makaronus, pasipjaustyti lentų, kad susinešti viršų ir ne su smūginiu, o su paprastu suktuku sukiojau. Tai gal kažkiek to garso įrėjo, bet tikrai nebuvo. O dabar jau galiu neštis impaktinį suktuką, kreiziuką, susikėliau jau medieną ant stogo, tai užlipsim, parodysiu aš jums ten stebuklų. Tai ką aš čia iki pietų pasidariau, pasikabinęs lazeriuką. Tarp kitko, vakar dar nusipirkau tokį daiktą, lazerio gaudyklę. Aš kažkaip galvodavau, kad tik rotaciniam yra gaudyklės, pasirodo ir šitiem yra. Tai pasaka, dabar spakainai atsigaudžiau aukštį. Anam galėtų ten gyvenime nepamatysi, kur lazeris eina dienos metu su gaudyklė. Pip, 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 viskas. Geras, kaip nežinojau šito daikto anksčiau, man būčiau seniausiai nusipirkęs. Žiauriai geras. O visus įrankius galit nusipirkti Technityje. Devalto atstovai tai tikrai turi viską, ką gamina Devaltas. Po pietų biškiai sunkiai judasi. Esmė taip. Ten jau prie makarono prisirišė šniūrą į nulį. Ir žiūrėkit, ką mes turim čia. Nežinau, čia 7 cm, čia kokie 8, čia jau gal 9, o čia užsirašęs 10 cm, o ten pačiam gale, tai tokį karkasiuką iššoviau ir ten dabar yra 20 cm atstumta. Tai va, man dabar tiek reikia išstorinti. Ten 20, anam gale 0. Ir turėtų pagal šniūrą žiūrint ir pagal jau lentas, kaip ir atsistoti ten, kur reikia. Va taip, tie seni meistrai statydavo. Oi, darbelio laukia nemažai. Tai va, žiūrėkit. Tai jau panašu, šitą sienelę išsilyginau. Dabar gerai jau bus. Vizualiai jau matosi pagal stogo lentos tarpą ir sienos. Ir anam gale taip pat realiai. Ir čia panašiai toks pat tarpas. Bus gerai, žinokit. Galvojau pradžiai, kad storinsiu iš karto, nulyginsiu šitas vietas. Šitą, statramšius. Bet po to primečiau, kad čia ta mediena, pavyzdžiui, 5, čia 5, ten 5,5, kai kur net iki 4,5, žodžiu, išpjauta labai lygiai. Viena pusė kaip ir lygiai, 5 cm, bet kita, tai žodžiu, vinguriuoja. Todėl nusprendžiau lyginti atskirai lentas. Užsitempi šniūrą, pasikiši pakištuką ir visur, kad vienodas tarpas gautųsi. Šitoj pusėj taip pat dedi tą, ką reikia. Čia 2,5 makaronas, OSB ir dar pakištukas. Tai šitą sieną dabar išsistorinsiu atneštais 5 ir tada žiūrėsiu vėl, kiek trūksta. Ar 2,5 dėt, ar taip toliau. Ir tiek. Tai šniūrą dabar apatinį užsitempiau. Tai šitas statramstis kaip ir geras. Va taip turi būti. Idealu. Dar kažkas matosi. O, dar ir aš pats mataus pasirodo biškį. Action kamerėlė šiek tiek šviesiau viską padaro, tai visai neblogai. Nespėjau pabaigti šiandien, belenkiek čia biškį reikalų. Visa mediena kreiva. Daugiau mažiau. Sudvigubinau karkasą, gal net sutrigubinau, jau čia skaitosi turbūt. Čia išstorinau tik taip, nebaisiai gal. Protingai. 2,5 ant 5 ir 1 makaronas 3. Bus gerai. Žinokit, per daug nesuku galvos, aš čia svarbu daryt, padaryt. O, jau nesimatau. Rytoj jau reikės atvažiuoti, liks susidėti lentas. Kaip anam krašte, išsilygint. Šlaitą dar reikės prailginti. Skaityk, dar čia prie galo vienos lentos truks, nes jisai ir trumpesnis gaunasi, lyginant su anuo šlaitu. Viskas, reikia neštis visą savo mantą žemėn, nes jau toj nieko nematysiu. Nuliukas visą dieną laikosi, nosis šala. Jau reiks galvoti apie kažką šilčiau apsirengti.
Kita diena, reportažas nuo stogo. Aš vėl ten pat, kur buvau vakar ir ką galiu pasakyti, beveik pasibaigiau sieną. Tai tą sienelę jau vakar išsilyginau, šiandien pasidariau centrinę dalį ir kraštinę, kur labiausiai išsistorinę. Tai išsilygino viskas, kai uoga, ledas. Tada susižiūrėjau visus šlaitus, kaip dabar. Tai šitas šlaitas idealiai, šitas šlaitas reikės lygintis. Žiūrint su nuolydžiu ir šita vieta, ten tarkim gaunasi 0, o šita vieta 4 cm žemiau. Ana pusė centimetras, tai kaip ir nieko baisaus. Toliau šitas šlaitas, kraigą suvedus irgi, kad užsidėt kraiginis lankstinys toks bus, gal labiau kai vėjalintės principų. Tik tiek, kad didesnių kampų, ne 90. Tas kampas irgi 1,5 cm žemiau nusėdęs, centrinė dalis ideali, anas šlaitas idealus. Pasidarė čia reikalų, bet susilygino ir dabar jau siena suvesta taip, kaip ir turėtų būti. Lygiai per centrą pastato. Kitas dalykas, reikėtų, kadangi čia kalsiu ant šitų sienelių taip pat dailylentės medinės. Skarda taip, 100% būtų paprasta, sudėjai užmiršai. Bet kadangi čia yra savivaldybės reikalai, jie primiktinai reikalauja dėti čia. Na, realiai iš priekio, kur buvo medis, ten ir pakeisti naujų medžių. Tai bus, žodžiu, vargo vakarienės su tuo medžiu, bet, ką darysi, reikia daryti taip, kaip jie nori. Esmė tame, kad sudėt stogą, tada užskardinai lankstinį sieninį ir tada reiktų dėti lenteles. Bet, kas durnai, kad reiks laipiot ant dangos, čia yra blogas sprendimas. Todėl sumaščiau dabar po tą paskutinę lentą, tiek čia, tiek ten. Jinai yra 3 cm storio, visi grebės tai yra 3 cm. Nupirksiu standartinių matmenų, tai bus 10 ant 2,5 ir po tą paskutinę tiesiog jinai gausis 0,5 cm giliau, tiek čia. Tada galėsiu sudėti normaliai visas dailylentes, jau pripjaut kaip reikia ir tada bus galima dėti dangą ir tvarkingai pasikiš ir skarda ir jie bus galima prisukti ir nesigaus jokio plyšiuko ir gausis, kad lengvai ir bus galima pakišti patį lankstinį. Nes kalt lenteles ant jau dangos tai bus labai negerai. Nusimindys, nusitryps, dar pasilankstys kažkur netyčia, o plus dar ir šlaito nuolydis yra, kur jau reiktų nepaprastų batų. O kai tokie orai, tai čia užeisi nuo apačios su žeminais batais ir viską subraižysi. O aš dar vis laukiu fasadininkų, nes dabar realiai labai laukiu jų darbo. Kada bent fasadą šitą ir aną sieną nuo bažnyčios pusės užklijuotų iki pat viršaus ir normuotų. Tada jau galiu imtis matmenis, žiūrėtis į strižainės. Na, aišku, atvažiuotų Lukas šitą darbą darytis, bet padėčiau kartu, nes man irgi reikės sieneles dar darytis, tai reikalingos įstrižainės, nusimti visus atstumus ir jau užsisakinėti dangą. Nėra taip, kad viskas eitų sklandžiai, kaip norėtųsi, bet kažkaip pasidarys. Na, tai truputį užsiėmiau skaičiavimais. Tai pasiskaičiavau tiek tą šoninę sieną, tada kitą šoninę sieną, kur dėsis dailylentės, taip pat čia iš apačios visas šitas baltas reikės keisti, taipogi medinėm dailylentėm, tiek čia, žodžiu, visas tas špokinyčias debiliškas perdaryti naujai ir turiu savo užrašinę. Suskaičiuota va čia ta siena, kur dariau viršuje ant stogo, vienas šonas, toliau kitas šonas ir čia lubos visos. Reikia eit skaičiuotis, o reikia eit skaičiuotis kaip pridara į biurą. Šarvojimo salė tuščia. Šiandien nieks nepašarvota, tik aukų dėžutė pašarvota. O, irgi amžino poilsio kempingų kiek yra. O, čia matau ir paužkandžiausių sausainukų viską. Tai jo, reikės pasiskaičiuoti. Atsisėdus šiltai ant lapo, susibraižyti, susiskaičiuoti, kiek ko reikės. Ir greičiausiai reikia užsisakinėti medieną, dailylentes, nes plus man dar jas reikės ir nudažyti. Tai kreipsiuos, kad jas iškart nudažytų, reikia neprasimest. Pasiskaičiuoti tam tikrą skaičių, kiek man jų tiksliai reikės, kad netruktų kokios lentelės ar dar 2 ir po to reikės kažkur dažytis. Vėsų jau laukia, šiandien kaip ir nėra 0 ten
apie 2 gal 3 laipsnius, bet vėjas jau nosį įtraukė. Pliama, šiaip tai turiu šitą kaklaskarę, tai aš galiu užsidėjęs dirbti, kodėl nedirbu, nežinau. Varom pietauti. Labas rytas, mes jau kitoj dienoj, turim ketvirtadienį, šiandien gerai pašalę ir šiandien jau sulaukiau fasadininkų ir atvažiavo visa brigada, tai 7 žmonės be manęs. Nu tai šiandien turėtų jau gerai pavaryt. Manyčiau, tai jau girdit garsus, jau ten šveičiasi sienas, jau toj pagrindiniai sienoj klijuos kampus. Armuos, kiti eis pabaigti čytą pagrindinį ir dar galinę greičiausiai sieną ir liks šitą sieną. Tai šiandien spėju, gal jos dar nedarys, eina kitus darbus daryti, kad greičiau būtų galima nusimti anos pusės pastolius ir krautis į čionais. Čia tai daiktas šveitimui, žirafos principo, putplašio šveitiklė. Čia jau nesutarka drožt sieną. Matai? Kant. Nu, mikliai buimt, porą cemų vos ne ir yra. Aišku, sakys, kad daug, kodėl čia tiek nusišveičia. Nu, tiek reikia. Čia reikia kampuose, nes Čia reikia. siena išgaubta, tai ją reikia sulyginti. Nu, net smagiau, kai dabar tiek liaudies visi žino, ką daryti, tai turėtų šiandien darbai visai neblogai ir pajudėti. Jeigu padarys man šitą ir nušveis, tai bus išvis pasaka, nes tada bus galima jau matuotis pagaliau stogą ir plius minus jau žinosiu, kur darytis karkasus sienelėm dailylentėm. Plius galima bus ir nusipjauti jau lentas ties stogo galais ir susipiešti tikslius matmenis. Bus galima susiskaičiuoti ir stogą ir užsisakyti. Tai vakarą pavyko susiskaičiuoti, kiek maždaug kvadratų reikia medinių dailylenčių čia iš priekinės pusės. Tai apie 85 kvadratai lentelių. Tai manau, dar šiandien bandysiu važiuoti iki medžio bičių užsisakyti, kad man jas ir nudažytų ir bus matyti, kada man jas atveš. Dar nežinau tikslaus termino, nes faktas turi nudažyti, suruošti ir atvežti. Tai aš spėju, irgi šitas dalykas užtruks, tikrai čia nieks per dieną ir per savaitę nepasidarys. Kuo anksčiau sakysiu, tuo greičiau bus, nes kuo ilgiau tempsiu, tai tuo čia užsnigs panašu. Tai va, kol kas rytas prasidėjęs neblogai, šaltukas dar kol kas neišeina, bet įdienojus, manau, saulė pakils ir turėtų jau prašilt kažkiek. Važiuoju iki Kauno, užsisakyti reikia dailylentes ir dar truputį medžiagų. Reikia paimti skysčio nuo užšalimo į mišinius, nes jau nuliukas laikosi, tai ir ryte dar minusas buvo, tai reikia paimti, kad nepatrauktų košės tiek armavimo, tiek klijų. Vyrus palikau dirbančius, tai truputį reikia apvažiuoti per vietas ir surinkti, ko reikia. Na, atrodo, visur apvažiavau, medžio bitės užsakymas duotas, lauksiu tik dar patvirtinimo apie 2 savaitės, plius minus, kaip ir minėjau. Tada nulėkta dar buvo iki depo, tai paimti Sakret mišinio. Kaparol, kurį esu nupirkęs, truputėlį netinka, nes toks labai amortizuojantis. Žodžiu, kai aplink langą dabar daro kampus, priarmuoja, tai kai reikia pastumdyti, jisai toks pastumi, vėl grįžta, žodžiu, meistrai sako, paimk Sakreto ten kelis maišiukus, būtent užarmuot kampams, dar skysčio nuo užšalimo. Visas išpirktas depo, tai gerai dar paskutinę 5 litrę bankę gavau, nors ten litro man būtų užtekę, bet viskas išluota, paspaudė šaltukas ir viskas supirko. Ir dar buvau užsukęs iki stogo dangų, pasimatuoti tikslų skardos pjūvį, kad žinot tikslų dengiamą plotą ir koks yra briaunos aukščio nepasimatau, čiart. Bet žinau matmenį. Jau kai skaičiuosiu stogą, atsižvelgsiu į tai, kad naudingai sudėliot, kaip kas bus. Blemba, aukštį pramečiau. Nepasimatau, bet vis tiek ten bus kokie 3
3,2 cm plius minus aukštis, kažkas bangos. Nu, ne bangos, ten to bortelio klasiko. Ir tiek, važiuoju viskas į Kazlus toliau. Pažiūrėsim, kaip vyram sekėsi. Jaučiu, greičiausiai jau bus užsiarmavę abejas duris iš priekio. Nu, parvariau. Ai, načiur, tai šalta. 0 laikosi, bet vėjas baisinis bliamo, tai žiauriai traukia. Kas padaryta? Gražiai padaryta. Tai va, jau suarmuotos 1, 2, 3 sienos. Pratraukta, pralyginta. Dar nepilnai užarmuota, nes ties tom durim šiek tiek buvo dėta daugiau, nes ten toksai gavosi lankelis, tai bet su reika 3 metrai išlyginta, tai ten tik tais dar dasiarmuos. Nu ir bus labai gerai. Iškart įėjus tamsu, jau čia blemo dabar užarmuota, dar va tokie va visokie tarpeliai likę, bet šiek tiek suskystesniu armavimo mišiniu praeis ir bus labai gerai. Čia dar išsiėmė po eilę trinkelių, kad pasišveistų ir prisiarmuotų. Tamsu dabar jau čia nais. Tai šitoj vietoje jo, tamsint sienų negalima. Bet tai čia lubos užsidės tamsios, tai čia iš vis kaip šikna bus. Ui, nes dailylenčių spalva tai bus vos ne kai tamsus antracitas. Šiek tiek šviesesnė, paėmiau tokią, nu, gal principas kaip turėklų, gal kažkas tokia spalva bus ne visiškai tamsiai kaip durų, bet va tokia. Jau apie šitą nepagalvota, nu, bet siena bus šviesiai pilka, tai gal bus gerai. Jeigu ką, reikės palikti kelis laidus ir jeigu čia jau bus tamsu, dėsim šviestuvus. Bet manau pasidarys ta šešėlinė siūlė, įdėsim ledą ir turėtų gražiai sieną apsišviesti. Lieka šitas sienas armuotis, tai dabar pradės dar viską turi susismeigiuoti. Ana pusė jau, šita pusė jau baigta, iki pat viršaus putplastis užmestas. Tai dabar darosi aplink langus, dar tos apatinės durys, langelis ir virtuvės langas turės dar prisikliuoti ekstrudinis putplastis. Ir taip pat jau virš apačios smeigiuojamos ir šiandien turėtų susmeigiuoti ir viršų ir nusišveist. Ir dar anoj pusėje baiginėja sieną klijuoti. Jo, darbo nemažai, bet visai sparčiai viskas vyksta. Viskas, palikau hebrą dirbančią, važiuoju namo. Neturiu aš ten ką daugiau veikti, apart laukt, kol padarys sieną. Tai šiandien turėtų jau baigti susišveist, suklijuota siena, nugarinė siena irgi baiginėti turėtų. Rytoj dar atvažiuos, tik aišku jau ne visa brigada, nes rytoj šarvuojam į salę. Tai jau putos klijuoti nebus galima, nes paskui labai smūgiuojant putplastį prie sienos kaip būgnais eina per vidų. Važiuoju dar į veiverių salę, reikia šviestuvus pasikeisti, nes ir ten rytoj šarvuojasi. O laukas nešviečia, tai vakare jau nebaisiai smagu, todėl reikia pakeisti tą akį, kuri mato, kada sutemo. Labas rytas, atvariau į Kazlus. Jau fasadininkai anksčiau už mane net atvažiavę apie 7:30. Dar pabaigs armuot greitai, sulygint pagrindinę tą sieną, kur vakar rodžiau. Už tai taip anksti atvažiavo, nes jau šiandien nuo 11 valandos į salę ateina žmonės. Tai jau paskui jie eis prie kitos sienos, klijuotis kampus, tai turėtų netrukdyti. O aš vakar pamiršau pabūt kurjerių ir vakare parvežti į veiverius reikmenis. Tai dabar atlėkiau, reikia, surašyta veiveriams karstukas, rūbus paimu ir vežu, kad vyrai nevažinėtų be reikalo. Nes pats pamiršau parvežti, būt nereikėjo važiuoti, o dabar pirmyn atgal gausis ir paskui vėl atvažiuoti. Tai nešuos karstą, nešuos rūbus ir vežu vyram į veiverius. Tuoj parvežu medinuką savo vyram. Jeigu važiuoju į darbus, aš tuo pačiu dar pasikeisiu tą akutę, kurią vakar minėjau, nes turėjau vakar pasikeisti, bet žiūriu, nei kopečių nebuvo, nei įrankių tam tikrų pasiėmiau. Tai dabar grįšiu, pakeisiu, nes apie piet pasišarvuoju, vakare reikės apšvietimo. Pas mane nusprogus ta akis, tai lauke nebaisiai jauku. Tai reikia įjungti šiek tiek šviesos. O po to
šiandien kokie planai, tai dar nežinau. Šiaip tai norėčiau dar ir iki Prienų nuvažiuoti, pečių užsikurti, nes faktas bus užgesęs. O kad jau laikosi nuliukas, tai ir patalpos greičiau atvėsti. Ar dirbsiu, nežinau, nes yra nemažai reikalų dar šiandien. Rytoj važiuojam į antrąjį etapą senoji technika keturračiu. Tai reikės pasiruošti keturratį šiek tiek, nes nusimato gan ilgas maršrutas. Tai visgi Prienuose buvo užgesęs pečius, dar bunkerį granulių buvo, o klaida tai degimo išjungimo klaida. Nelabai supratau, kame reikalas ir dabar iš antro karto užkūrė. Nelabai suprantu, kas jam negerai. Granulės netinka ar kas. Bet pernai su tokiom pat granulėm kūrenau. Nu nežinau, užkūriau, bus matyt po savaitgalio, ar bus užgesęs, ar bus išdirbęs. O dabar varau iki Marijampolės, iki Kapsuko. Nes mano siunta kažkodėl į Marijampolę nuvežė, nes buvau padaręs į Kazlų Rūdą, tam, kad vietoj dirbu, nuvažiuočiau pasimčiau. Tai parašė, kad Kazlų Rūdos paštomatas perpildytas ir nuvežėm į Marijampolę. Nu, labą dieną. Tai Garliavą geriau būt nuvežę. Tai dabar specialiai duriu į Marijampolę. Lekiam tada. Su daina, aišku. O, baigės dainos. Grįžau namo, aplikiau miestus, buvau Marijampolėj, tada grįžau į Kazlų Rūdą. Šiandien 2 fasadininkai dirba, armuojasi aplink langus šoniniai sienoj. Tai šiandien kol kas darbų ten nelabai turiu. Ką daryti? Lauksiu, kada pabaigs, suarmuos ir greičiausiai darbus jau pratęsim kitoj savaitėj. Šiandien dar turiu susiruošti keturratį. Rytoj važiuojam į antrąjį etapą, kaip jau minėjau. Tai reikės eiti prie jo šiek tiek pasiruošti. Kadangi bus nemažai kilometrų, berods apie 260 gal, tai reikia papildomo kuro kanistriuko, nes degalinė bus už 110 ir paskui dar liks 150, tai greičiausiai gali neužtekt. Tai reikia šitą bakelį kažkur tais prisitvirtinti. Pradžiai galvojau čia gal ant priekio montuot, bet po to primečiau, kad kai reikės užpildyti, man visą laiką reikės atsukinėti, pasistatyti ir pripilt. O čia, kai bus, jeigu čia aišku dar išeis, pasižiūrėsiu nusiėmęs šitą aliuminę plokštelę. Čia tada bairis toks, atsidarai bagažinę, atsikeli dangtį, pasilaikai maždaug, na žodžiu, taip ir užsipili kuro. Ant savo seno keturračio buvo ant daiktadėžės šone prisitvirtinęs, bet šiandien biškį neišeina per pačios dėžės formas. Tai jo, šią savaitę jau viskas Kazlų Rūdoj neišeis darbuotis. Rytoj etapas, sekmadienį numatysiu, nebent sekmadienį, bet ne, nieko aš ten nepasidarysiu, man turi pirmą padaryti sieną. Tai greičiausiai reikia eit išrinkti laimėtoją, kas laimės džemperį mano bemvučio. Bet dėja bus tik vienas prizas, nesurinko praeitas video 1500 laikų, trūko net daugiau negu pusę, tai biškiai aktyvumas mažesnis. Gal kažkada kitą kartą bus geriau. Tai atsidariau svetainę, per kurią ir išrinksim laimėtoją. Tai įdedu nuorodą video. Na ir žiūrėkim. Taip. Continue. Turim 264 komentarus. Na tai ką, renkam tą vieną laimingąjį. Ir sveikinam MBKROX, ar čia MB Crocs, ar MBK Rocks, darbai nestoja. Tai sveikinam MBK Rocks laimėjus džemperį, tai susisiek su manim per Instagramą ir susitarsim, kaip džemperis atkeliaus pas tave. Tai ačiū visiems dalyvavusiems, komentavusiems po praeitų video. Labai fainų komentarų tikrai gavau, tai smagu pasidžiaugti, kad patinka jums tas turinys. Tik trūksta dar šiek tiek žmonių daugiau, kad parinktumėm šiek tiek daugiau ir laikų. Komentarų kaip ir visai neblogai. Todėl prašau, paimkite ir paspauskite tą like mygtuką, juk jisai valgyti neprašo ir labai daug laiko neužima.
galit tuo pačiu pagirti arba paliaupsint šį video, kad jau tuo pačiu laikinat ar komentuojat ir paspauskit subscribe mygtuką. Ši darbų savaitė jau baigta, lauksim ateinančios savaitės, o šiam kartui tiek. Tikiuosi patiko šios savaitės remonto darbų turinys, tad sakau iki pasimatymo ir susitiksime po savaitės, o gal net ir greičiau. Gal sekančiai savaitėj ir įsiterps keturračių video. Viskas, bičiuliai. Ate ir iki pasimatymo.